Užklydai į mano kanalą ir nesupranti, kas čia ir kodėl vyksta? Pasižiūrėk šį video ir viską suprasi. Labas visiems! Šiame video noriu papasakoti, kas yra šis kanalas, kodėl jis atsirado, kaip jis atsirado, kas čia yra keliama ir kas dar bus keliama. Niekas niekam yra kanalas, kurį aš sugalvojau prieš kokius 2-3 metus. Ilgai trukau, kol jį sukūriau ir pasiryžau sukurti, dar ilgiau užtrukau, kol visą idėją pavyko įgyvendinti. Sukurti patį kanalą, sukurti logotipą jam, sugalvoti idėją, kaip viską pateikti. Nenorėjau dar vieno kanalo, kuris pasimestų gausybėje, bet tuo pačiu norėjau, kad kanalas turėtų kažkokią prasmę ir mintį. Tai jeigu trumpai žodžiais apibūdinti, kas yra niekas niekam, tai yra naujas YouTube kanalas, kuriame rasite įvairaus tipo video. Klausimas paprastas, bet tuo pačiu ir sudėtingas. Norėjau turėti savo vietą, kur galėsiu kelti video, kuriuos aš pats sukuriu. Tai yra nufilmuoju ir sumontuoju. Visada domėjausi filmavimo ypatumais, vaizdo montavimu, bet niekada nesiryždavau kažko kurti ir jo labiau viešinti. Niekas niekam gimė iš idėjos ir noro dalintis tuo, kuo aš gyvenu, tuo, kuo domiuosi, tuo, ką kuriu ir tuo, ką matau aplink save. Šiuo metu čia yra keliami 3 tipų video. Savaitiniai video, kuriuos jau galit žiūrėti pakankamai senai. Juose tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje vykstančios naujienos, renginių apžvalgos, filmų apžvalgos, muzikos albumų apžvalgos. Jie yra papildomi nuotraukomis, video, nematytais kadrais. Savaitiniai video bus keliami kartą į 2 savaites, kas antrą penktadienį. Toliau iššūkių video. Jų idėja yra tokia. Aš mėnesį laiko darau vieną pasirinktą pratimą ar kažkokį veiksmą susijusių su sportu. Jie bus keliami kartą į mėnesį, dažniausiai mėnesio pradžioj, 1 mėnesio penktadienį. Iššūkių turiu pafilmavęs jau ne vieną, juos pradėjau daryti anksčiau, bet ieškojau, kaip tai perteikti įdomiai ir nenuobodžiai, nes darant visą mėnesį vieną pratimą ar vieną kažkokį veiksmą, galiausiai tas video gaunasi pakankamai monotoniškas. Ir dar viena rūšis video, būtent tokie kaip šis, aš juos vadinu ir vadinsiu dienoraščiais, tai juos galima traktuoti kaip vlogus. Jie bus keliami kartą arba kelis kartus per mėnesį. Irgi turiu jau paruošęs jų ne vieną. Ateityje tikrai žinau, kad laukia didesnis video kiekis. Šių metų eigoje mano planas yra paleisti savaitinius video kartą į savaitę, plus iššūkius ir dienoraščius daryti ir toliau tokiu pat principu, kaip darysiu nuo šiol. Tad tikiuosi, kad ateitis šio kanalo laukia graži ir įdomi. Tikiuosi, kad prisijungsit prie kanalo subscriberių. Tikiuosi, kad patiko tai, ką jau matėt. Tikrai pažadu, kad video čia netrūks, nes idėjų ir minčių aš turiu. Ir kaip ir kanalo titulinėme puslapyje parašyta, esu naujas ir daug idėjų turintis kanalas.